Kaip tu gali vadovauti kitiems ir būti sėkmingas vadovas, jeigu tau sunku susitvarkyti su savim, su savo laiku, su savo kalendorium, su savo prioritetais, su savo mintim, savo emocijom, santykiais. Nuo šitos temos viskas prasideda. Ar tai yra tik apie vadovus? Tikrai ne. Kas ta savilyderystė? Kaip tu išlukštentum? Aplink mus pilna informacijos, pilna galimybių. Prie visko galim prieiti. Bet ne visi mes tą gausą pasiimam. Todėl, kad tarp mūsų ir tarp gausos ir pasaulio yra blokai. Nerimas ir baimė, menka savivertė ir vidinis kritikas, kitų kaltinimas, savęs kaltinimas, atidėliojimas, perfekcionizmas ir daug kitų dalykų. Kaip su jais dirbti ir ką daryti, kad visgi išjudėtum iš to taško? Pirmas dalykas. Rast laiko savo. Randi tą laiką savo ir tada ką su tuo laiku darau. Tada jau čia antras etapas. Kai mes turim kažkokį žmogų, kuriam žiūrim į akis ir įsipareigojam, tai tarsi vyksta, darom, nepatogu, nesmagu, kaip čia dabar nepavesi. Ir labai sunku, žiūrint į veidrodį, akis savo, tą patį įsipareigoti. Čia kaip ir kertas, čia mes kalbam apie savi lyderystę. Ir tai yra kelionė. Atsitinka tokių situacijų, kad aš nežinau, ko aš noriu. Aš lyg ir pažįstu save, aš gerbiu, myliu save, bet aš nežinau, kokia yra mano tolimesnė kryptis. Pailsėti, kur aš turiu atsiriboti, nes tai irgi yra tos kelionės dalis, ne tik save savilyderiauti į kažkur, bet pasirūpinti savimi. Kaip man dabar pasakyti ne, kaip čia man nepatogu. Ir tarsi žmogus kovoja su savo įpročiais ir kovoja su savo nesugebėjimu nustatyti ribas. Ir tai visiškai nėra egoistiška. Ir ypatingai sunku turbūt šitie momentai tiems žmonėms, kurie pripratę nuolat duoti. Mamos savo vaikams arba tokios turbūt tiesiog profesijos, ar ne, kaip, nežinau, personalo valdymų. Niekada neturi laiko, niekam neturi laiko, bet visi aplinkui tarsi visko gavę. Bet ar tu laimingas? Situacija, kai savilyderystė lyg ir šiek tiek prieš pastatoma kitų lyderystei mums. Teisingai? Savilyderystė sužaidžia čia pagrindinių smuikų groja, nes